Spalio 1 sekmadienį į Išlaužo Švenčiausios mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčios 90 metų jubiliejų susirinko pilna bažnyčia parapijos tikinčiųjų ir svečių. Iškilmingo šventosios mišios prasidėjo Inesos Paliulytės skaitoma istorijos apžvalga nuo bažnyčios pastatymo iki šių dienų. Ši bažnyčia įkurta tarpukariu restauruojant 1860 metais statytus Išlaužo dvaro rūmus, tuo metu priklausiusius Tiškevičių giminiai. Išlaužo kaimo paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose aptinkamas jau 18 amžiuje, jo viduryje. 1744 metais Vilniaus vyskupijos parapijų sąrašuose. Kaimas su nedideliu gyventojų skaičiumi priklausė Prienų parapijai, tačiau padaugėjus gyventojų 1925 metais buvo nuspręsta Išlaužę kurti parapiją. Iš dvaro žemės naujai besikuriančiai parapijai 1926 metais buvo paskirti 8 hektarai žemės su dvaro statiniais. 1928 metais parapijoje pradėjęs dirbti klebonų Vytautas Gurevičius organizavo pirmosios Išlaužo Švenčiausios mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčios statybą. 1929 metais dvaro rūmai nugriaunami iki langų, o mūrinės pastato sienos panaudojamos bažnyčiai statyti. Per 5 metus, stingant pinigų, vykstant aukų rinkimo vakarams koncertams, kasdieniniam aukų rinkimui nuo 20 centų iki kelių šimtų litų, per 5 metų bažnyčia buvo pastatyta, taip pat buvo sumokėta už žemę ir ūkinius pastatus. Jos statybai buvo išleista 130 000 litų. Tokia buvo parapijos pradžia, kai Išlaužo dvaras tapo Dievo dvaru. 1933 metais rugsėjo 3 dieną bažnyčia buvo pašventinta. Kunigas Vytautas Gurevičius buvo bažnyčios statytojas, pelnytai pramintas šios bažnyčios apaštalu. Žvelgiant į pastarąjį dešimtmetį parapijoje, dar prisimenami buvusių klebonų svarūs indėliai. Na, o dabartinis klebonas kunigas Vilius Sikorskas sekė klebono Vytauto Gurevičiaus pramintais darbo keliais. Per 5 metus iš pagrindų buvo kapitaliai suremontuota bažnyčia tiek viduje, tiek jos išorėje. O svarbiausia, sutelkta gausi bendruomenė, kuri prisideda tiek aukomis, tiek ir savo darbais tam, kad bažnyčia ir jos aplinka atgytų. Jėzau, sukurk manyje nekaltą ir minkštą širdį. Prašančią tikrai tavęs, nuo ryto lig sutemos, laukiu dvasios tavos, kaip sargybinis ryto aušros, ir atsiveriu prieš tave, savo meilę pakeisk mane, kad gyriaus giesmės skambėtų, karaliau tik tau vienam. Jėzau, sukurk naują širdį man, kad gyriaus giesmės skambėtų, karaliau tik tau vienam. Jėzau, sukurk naują širdį man. Dieve, dėkoju tau už tikrą gyvenimo žodį. Jis gydo ir keičia mane, į atvaizdą tavo sūnaus, iš malonės tavos. Aš stiprybės ir džiaugsmus semiuos ir atsiveriu prieš tave, savo meilę pakeisk mane, kad gyriaus giesmė
Jėzau šventas tavo kraujas, kaina sumokėta, kaltė išpirkta. Aš dėkoju, mano Jėzau, tau dėkoju, kad savo brangiu krauju išteisinai mane. Šventas tu, o Viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė. Iškilmingas šventąsias mišias aukojo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila. Jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti
į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Po šventųjų mišių šventoriuje buvo pašventintas jubiliejinis kryžius, kurį sukūrė tautodailininkas Kazimieras Martinaitis, o savo senelių parapijai padovanojo ir pašventino Vilkaviškio vyskupijos ganytojas. Per kryžiaus ženklą nuo mūsų priešų išgelbėk mus Dieve, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Amen. Išlaužo parapija Vilkaviškio vyskupui Rimantui Norvilai yra vaikystės prisiminimų parapija. Išlaužo parapijoje gyveno mano seneliai, mamos tėvai ir ši vieta tokia artima, sava. Ir vasaras tekdavo praleisti ir daugiau laiko dar, tai kažkaip džiaugiuosi, kad bažnyčia vis labiau atsinaujina. Kažkada buvo tvoros aptvėrimas naujos, toks jau didelis darbas, bet po to jau vidaus darbai ir kartu jau išorė gana taip irgi ryškiai atsinaujino. Tiesiog labai smagu tą matant, kad įdedant, susitelkiant ir kunigo parapijos klebono pastangas tokias nuoširdžias ir daugelio žmonių bendromis jėgomis tas atsinaujimas toks tikrai vyksta. Tai norėtųsi ir, kad savo šalyje, savo krašte mes ir tokiom nuotaikom gyventume, susitelktume ir daug ką gerą galėtume nuveikti. Na, o kartu nužiūrėjęs, kad čia jau kryžius tikrai šventoriuje toks pavargęs, kad jau tenka dėja išardyti, vėjas nulaužė skersinius. Tad pagalvojau, kodėlgi ne senelių atminimui tokį naują kryžių įrengti, pastatyti. Ir čia kaip tik pažįstam neblogai, nes vienas sūnus yra mūsų vyskupijos kunigas Karliavoje gyvenantį Lietuvoje gerai žinomą kryždirbį Kazimierą Martinaitį. Paprašė, mielai sutiko tą kryžių padaryti, šiandien buvo pašventinta, tai man taip pat toks didelis džiaugsmas.
Po iškilmių šventoriuje skambant smuikų duetui, šventė persikėlė į Dievo dvaro parką, kur liejosi sveikinimai ir padėko žodžiai. Parapijos klebonas kunigas Vilius buvo tas, kuris pirmasis išdrįso išlaužą pavadinti Dievo dvaru. Gal būtume nedrįsę vadinti šios nuostabios administracinio vieneto kaimo parapijos dvaru, bet realiai tai yra Tiškevičiaus dvaras. Jis metai senesnis už patį gražuolį Biržų dvarą. Jeigu Biržai statyti 1861, tai mes 60 metų dvaras. O dvaru pavadinom dėl to, kad šiek tiek atsirado judėjimo, veiklos, minčių, tuo pačiu mėlyje atsirado ir kažkokios kritikos. Galvojama, kad parapija gal negali tiek daug veiklos turėti, tai atsiliepimų buvo ir negatyvių iš tikrųjų. Tada galvodami, kad gelbėti parapijos vardą, atsirado vardas Išlaužo Dievo dvaras, tai reiškia daug plačiau negu parapija, ir seniūnija, ir mūsų kraštas. Realiai tai yra parapijos veikla, kuri kartu skelbia Dievo žodį ir kviečia Dievop. Tiesiog bendra bendruomenė, Išlaužo Dievo dvaras. Ar bažnyčia, ar tai būtų kaip šis nuostabus Išlaužo Dievo dvaras, vis tai yra simbolis paprastas, tai yra žmogaus sielos, žmogaus vidaus. Kas čia bebūtų daroma, turi vienintelę prasme – atrasti Dievą, atrasti draugystę, kuo gilesnę su juo, visi niuansai, nuo gėlių iki giesmės, nuo parko ir svarbiausia pačios liturgijos, trokšta, kad žmogus priartėtų prie Dievo, jį suradęs tvirčiau ranką įsikibtų ir keliautų kiekvieną savo šeimoje, savo parapijoje, savo tėviškiai, savo namuose. Linkiu būti tvirtais Dievo kelionės draugais. Gražių žodžių nestokojo ir šventėje dalyvavę Prienų rajono savivaldybės atstovai. Ilgokai laukiam šventės, nes Išlaužė reikėjo tokio projekto, idėjų, sutelktos bendruomenės. Tai pamenu dabar galvoju, prieš 4 metų, kai mes pradėjom svarstyti, atrodė, kad čia neįtikėtina. Bet dar kartą įrodė, kad kai yra vienijantys žmonės, čia šiuo atveju turiu galvoj kunigą Vilių, sutelkė bendruomenę, aiškiai žinojo, ko nori. Na ir turim šiandien puikų rezultatą. Ir kaip sakiau, dar kitas labai geras rezultatas, kad susivienijo bendruomenė, jie telkėsi, čia ateina į talkas, geranoriškai, su gera nuotaika, tai mane labai džiugina, manau, kad Išlauža sulauks dar ne vieno projekto, jis bus išpuoselėtas ir turėsim gražų kraštą. Didelė laimė savivaldybėje turėti tokią aktyvę bendruomenę ir bendrystę tarp bažnyčios ir bendruomenės ir jų bendrom pastangomis įgyvendintus projektus. Bet dar didesnė laimė yra, kai žmonės randa ryšį, kai žmonės susitelkia bendriems darbams ir pritraukia tada ir tikinčiųjų bendruomenę, ir visą miestelio bendruomenę bendriems projektams. Labai džiaugiamės ir dėkojam, nes jų pastangomis gražiai mūsų kraštas, mūsų visų kraštas ir į mūsų kraštą atvyksta tada ir kiti žmonės pažiūrėti, o kasgi tam Išlaužė vyksta. Ir tai jau mes matome ir televizijos, ir interneto pagalba. Ir tikrai norime prisidėti prie visų vykstančių projektų ir linkim, kad šis kraštas klestėtų, gyvuotų ir tos idėjos skleistusi, o mes esame tik tie, kurie padedam jas įgyvendinti. Išlaužo parapijos klebono dėka čia susibūrė gausus būrys parapijiečių ir ne tik. Į čia kelią suranda visi trokštantys susitikimo su Dievu. Aišku, kad mums pasisekė, neturiu omeny mums, tai kalbu ne apie save, bet kalbu apie mūsų šeimą su žmona Sigute. Tai kada gimė mūsų mažyliai, jau mes buvom šiek tiek atitolę nuo bažnyčios, todėl kad su vaikais labai sudėtinga yra aukoji taip nuoširdžiai dalyvauti, bet gavosi taip, kad jau mūsų vaikai jau šiek tiek paūgėję yra ir pabandėm ieškoti iš tikrųjų, kuri ta parapija yra ta mūsų artimiausia parapija.
jau ne vienas nesam pririštas prie kažkokios vienos vietos, vis tiek sugebam sėsti automobilį, važiuoti ten. O kunigas Vilius, jisai mum artimas šeimai yra todėl, kad jisai mūsų santuoką laimino, kada dar tėvas Stanislovo Paberžį, mūsų buvo santuoka ir kunigą Vilių pasikvietėm, kad jisai būtų kunigų šalia mūsų. Tai didžiulė dabar šventė, jį turėti visai netoli, mes gyvenam gal 20 km nuo čia, tai sekmanį sėsti automobilį ir atvažiuoti, čia yra didžiulė šventė. Giedoti, būti čia ir svarbiausia matyti, kad ta bažnyčia yra gyva bažnyčia, pilna žmonių, čia visą laiką būna pilna žmonių ir kas yra labai smagu, kad bent 20-30% čia yra jaunų šeimų, suvažiuoja su vaikais. Jie irgi jaučia, kad jiem to poreikio tikėjimo reikia ir labai smagu, kad tas jaunas šeimos išlaužo atranda. Labai daug yra bažnyčių, kurios gali pasidžiaugti, kad pritraukia jaunų šeimų būtent kontingentą, o Vilius tą moka dalyką daryti. Tai čia palinkėti Lietuvai tokių, paklonuoti tų Vilių kažkiek, kelias dešimt, taip pasėti kaip kokią sėklą į gerą dirvą visoje Lietuvos bažnyčiai. Padengia migla ir tautas tamsybės, bet viešpats suspindės virš tavęs ir jo šlovė tave pripildys. Pakilk ir švies, Dievo bažnyčia, šviesa ateina į tave ir viešpaties šlovė tave pripildo. Pakilk ir švies, stipri, šventa, pakilk ir švies, Dievo bažnyčia, šviesa ateina į tave ir viešpaties šlovė tave pripildo. Pakilk ir švies, stipri, šventa, prie tavo šlovės tauta ateis. Nusilenks karaliai ir viešpats tau saulę pakeiks. Nuotaka jo esi tu žemei. Pakilk ir švies, Dievo bažnyčia, šviesa ateina į tave ir viešpaties šlovė tave pripildo. Pakilk ir švies, stipri, šventa, pakilk ir švies, Dievo bažnyčia, šviesa